Aš esu Gertrūdė Lugauskaitė ir man yra 8 metai. Aš tiesiog nežinau, kai aš esu laisva, tai aš labai gerai jaučiuosi. Mano vardas yra Herkus Mantas ir man yra 7 metai. Man reiškia kovo 11 mano šalies nepriklausomybės diena. Aš žinau, kad šiais metais visi pirmokai gaus Lietuvos vėliavą dovanų. Man patinka neštis vėliavą į tenisą ir į šokius. My name is Veronica. I'm from Ukraine. I'm studying here in Klaipėda. And for me, Independence Day is an important day in history of all countries. And I, as Ukrainian, understand it so much from my own experience. And this holiday here unites all people, all ages, all occupation, and all minorities who live in Klaipėda and Lithuania at all. Hello, I'm friend of Veronica. I'm Guanca, but I'm from Georgia, Sakartvelo. Independence Day of Lithuania, March 11th, is very important because Lithuanian people united together and used their voices in order to achieve freedom, which is one of the fundamental rights of humans. Esu Renolda Senavaitienė, Klaipėdos gyventoja. Labai myliu Klaipėdą, labai myliu mūsų Lietuvą. Nepriklausomybė, svarbiausia tas žodis nepriklausomybė. Ir į tą žodį viskas telpa. Esu Indrė Žygiau ir man kovo 11 arba Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena iš tikrųjų asocijuojasi būtent su laisvė kurti, laisvė mąstyti ir aš kiekvienais metais kovo 11 švenčiu tą laisvę. Dionizas Varkalis, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Aš atbėgau į Klaipėdą 49 metais. Nuo ko? Nuo trėmimo atbėgau į Klaipėdą, kad nepakliūti į Sibirą. Ir čia aš tą pamilau Klaipėdą, tai man vienas gražiausių miestų, aš jam aukoju visą savo likusį gyvenimą. Aurimas Mockus, Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Kovo 11 asocijuojasi su pirma turbūt su mūsų trispalve, vėliava, kažkaip daug vėliavų. Taip kaip svarbu mums, sakykime, sausio 13 yra būti prie laužo, nes tai labai man simbolizuoja būtent tas laužas sausio 13 įvykius. Tai kovo 11, vasario 16 man yra būtent tos dienas, kada mes, atrodo, tą vėliavą norisi iškelti ir priminti visam pasauliu, kad žiūrėkit, mes esam Lietuva. Labai gera iniciatyva, aš manau, kad kiekvienas turim būti nuo pat mažų dienų supažindinami su mūsų spalvomis trispalvės. Kovo 11-ąją švęskime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį Klaipėdoje. Padovanok trispalvę. Artimui, draugui, kolegai padovanok laisvę. Apkabinkime Danės upę nuo Biržos iki Pilies tilto ir švęskime kartu su Erika Jennings, Jurgiu Didžiuliu ir Vidu Bareikiu.